Pasižiūrėjai, kad ką viens priim, ką pasižiūrėjai, tas visas pavykai pinigų deškai. Žinau, kad laukia turbūt turėjo būti mūsų susitikimas prieš savaitę. Truputį susitrūkę, daktarai tave neišleido. Dabar pasakė, tikrai tai labai džiaugiuosi, kad galėjau ir tą kraštą galų galę atvažiuoti. Ir tu dabar pradėjau nors tokiu būdu šiek tiek. O jiems o didelės vertybės žūsta, išnyksta nežinia kur, arba stovi apleisti pastatai, kuriuos rodos tos pačios apylinkės žmonės pradeda plėsti, nešti, lyg romelį. Bet tai, kas yra pastatyta buvusiame kolūkyje, tai yra visų darbų sukurta ir negali būti draskoma ir naikinama. Turi būti sąžiningai, dorai pasidalinama ir kitaip prisitvarkoma. Ir tokios sampratos, kur žmonės nebemokėjo ir nebemokėjo susitarti, nebuvo tokios tvarkos. Buvo tik įsakymai, jie įsakydavo, kiti klausydavo. Ir tie, kur yra pajausmas su Lietuvoje ir bendravimas ir platesni pasaulis, su mūsų draugiškomis šalimis, kad jų reikėjo
juk prieš mus stovėjo kokie dideli nemalonumai, kai reikėjo pakelti balsą prieš Sovietų sąjungą. Kiek buvo kalbų, niekas jums nepavyks, niekas jums neleis, nei sovietai, nei pasaulis nepritars, kuris nori, kad tik tai Gorbačiovas liktų valdžios ir tik tai palaikys jo reformas, kad nepriklausomybės ir nepritars, nepadės. O vis dėlto mūsų visų nusistatė, o paprastai aiškinasi, kad įstatymas gimtis buvo. Pirmiausia, žmonės, su kuriais aš pasikalbu tokiuose kelionėse, labai daug beveik viską, labai aiškiai, protingai supranta. Reikia tą protą jungti. Ir tą protą aš gerai. Aš tikiu. Ir aš linkiu. Protingus sudaryti. Santarą ir tikėjimo. Ir Lietuvos dalykai. Ačiū. Gerbiami rajono gyventojai, jūsų vardu leiskite tarti nuoširdų padėkoti aukščiausios tarybos pirmininkui už tai, kad aplankė pirmą kartą aplankė mūsų rajoną, mūsų kraštą. Kad problemas, kurios daugelį rajonų gyventojai yra žinomas, tai ir tvirtai fiksuotai, ir savininkų interesai, sodininkų interesai, taip ir žmonių problemos, ir eilė kitų problemų. Nuoširdus ačiū pirmininkai,